Tai sveiki, įsijungę YouTube kanalą Kiemo Magas. Turim nuostabų orą ir kaip jau supratote iš šio video pavadinimo, nebuvo šią savaitę nuveikta daug, tačiau nebuvo taip, kad nebandžiau. Bandžiau kiekvieną dieną, bet kiekvieną dieną vis kažkas nutikdavo. Yra penktadienis, 13, prie karavano stovi pastoliai, ten stovi užklimpęs kadis, o dabar papasakosiu apie visą savaitę. Ir kas vyko, kad neįvyko fasado rinkimas. Likit įsijungę, gero žiūrėjimo, o jeigu jau pažiūrėsit ir patiks, tai paspauskite laiką, pakomentuokit ir paspauskit subscribe mygtuką. Dar paspauskit hype prie komentų. Tai nėra gyvybės ar mirties klausimas, bet jum tai nieko nekainuoja, o man tai labai malonu. Gero žiūrėjimo. Gerą rytą, vasario 10 diena. Turim 20 laipsnių šalčio. Ir situacija yra tokia, kad man reikia priekabos, nes reikia važiuoti Rentvėjų pasimti pastolių. Nes supratau, kad, vėlgi, pasitariau ir supratau, kad, be pastolių aš tą fasadą rinksiu labai ilgai, labai sunkiai. Tai neverta. Geriau suinvestuoti ant 100-200 eurų, išsinuomuoti ir patogiai savo dirbti. Ne? Reikia priekabos, kad prisikabinti ant automobilio. Bet traktoriukas yra kelyje. Vakar buvo 23 naktį šalčio, šiandien buvo 23 naktį šalčio. Ir dabar didelis klausimas, ar aš jį užkursiu. Pabandom. Čia buvau uždengęs, kad jeigu bus atlydys, tai užšala pacosas. Ai ne, dabar normaliai. Nes būna užsninga. Ir tada, kai tirpsta, ten subėga ir paskui rūkai. Tikiuosi, kad padės tai, jog buvau išjungęs masę. Pum. Pum. Nepadėjo. Pabandom dar, bet necypia. Fucking hell. Tai ką, viskas tada. Va taip, pastolių važiavimas baigęs, net neprasidėjęs. Ką, einu, pasiimu laidus, tempiuosi katuškę ir jungiam pakrovėją. Pasikrausim akumą. Gal po pietų tada pavyks nuvažiuoti tų pastolių. Ne? Tai va ir gyveni žmogus prie ūkio. Šilus oram dar ir garažą reikės susitvarkyti, nes čia aš net nenešiu kameros, nes čia yra labai negerai. Radau. Tragedija dabar šitam garaže. Nes kai persikėlėm, viską susivežėm ir realiai nebuvo kada čia net viską rušiuoti. Tiesiog žiūri, kad tik tais viską susiveš, susikraut kažkur. Tai ką, pajungsim akumą ir viskas, Apšalus visą klėmą. Reikia kažkaip nukrapštyti tą ledą. Labai norėčiau kitai žiemai jau susitvarkyti, ar tai sandėlį, ar tai garažą, kad būtų galima techniką nusiplauti prieš žiemą, įsivaryti ir švariai, šiltai, nes čia tai peilis iš tikrųjų tokios sąlygos. Gal tu neužsimauni? Pažiūrim gal. Gal netyčia vyksta stebuklas. Ne, stebuklas nevyks. Gerai. Nėra čia ko tikėti stebuklo. To atsitemsiu katuškę ir padarysim stebuklą patys. I'm back. Oi. Žiema, žiemužė. Nežinau, kas žiemą mėgsta, tai yra nesveiki kažkokie žmonės jaučiu. Nes ką čia galima mėgti? Tai aš nelabai suvokiu.
Gerai, viskas. Užtenka zyst, užtenka burbėt. Einam, įjungiam laidą ir pažiūrim, ar kraunas. 1, 2. Įjungiau. Aveik. O gerai, ateinu pažiūrėti. Nu, veikia. Nu, veikia kažkas, ne? Dabar tik tais funkcija. Nieko nematau. Va, krauna. Ne? Off. Charge on. Matot. Matot turbūt. Harge on. Na, gal matot, gal nesimato, bet žodžiu kraunas. Pasikrausim, nerodo kiek laiko kraus. Bet jaučiu, kokias 3 valandėlės tai kraus. Per tą laiką iš priekabos dviračius išsikrausiu, nes irgi kai krausimės parsivežiau. Ten dabar 4 ar 5 dviračiai. Nu, nes vaikų pilna. Tai va, tiek žinių. Sugrįšiu, kai pasikraus. Baigėsi važinėjimai. Niekaip neprasidirbo. Duso, užduso galiausiai visiškai. Norėjau ten pasistatyti, išsistum priekabą, bet galvoju važiuoju vidų, kad neuždustų ant kelio. Nu, tai užduso va pusiaukeliai. Bandžiau vėl užkurti, išsikrovė kumas vėl. Kaip ir sakiau, technika turi stovėti ne ant lauko, kai laukia -20. Nieko, šiandien nuvažiuosiu, jokių pastolių pasimti, nieko. Nervuoja. Nu ką, vakar nepavyko man užsikurti, niekaip. Tai šiandien uždengiau, pajungiau pečiuką papačią ir dabar bandysim kurti. Laikom čiūrikus. Nepatinka man. Visai man nepatinka, turiu pasakyti. Čilėsi tikrai, nes ten viskas atitirpė jau. Visas, va, atitirpęs, šlapia viskas jau net. Tai kodėl tu vis tiek nesikuri, man tada paaiškiai. Kažkas su patsosu gal? Aha, patsosas nereaguoja. Gal dėl to ir neužsikuria. Negrįžtant gal patsosas. Nu, pabandom dabar. Turiu nuojautą, kad užsikursim, žinokit. Turiu tokią nuojautą. Nepasiteisino mano nuojauta. Nu ir kas tau yra? Lemba išsikrausto vėl akumas. Nu, visiškai kūro negrebia. Negi čia ardytis reikės, gal užsinešė filtriukas. Yra buvę. Planas buvo šią savaitę visą fasadą susitvarkyti iki dailylenčių. Gaunas, kad toli gražu, nes rytoj išvažiuoju į Kauną. Važiuoju filmuoti betono mozaikos naują laboratoriją. Ir liks tik tais penktadienis, nes šiandien yra šiandien trečiadienis. Tai ketvirtadienį mozaikoje, 10-ukas, aišku, ne? Jo. Tai va, ketvirtadienį mozaikai, nu ir penktadienį pasidarbuosiu. Tai žmogus planuoja, Dievas juokiasi, kaip visada. Pagalvojau, kad darysiu visos savaitės epizodą. Tarkim, va dabar viskas, ką per savaitę nufilmuosiu, į vieną epizodą. Jeigu labai daug bus info, nu tai tada gal padarysiu 2 epizodus per savaitę. Einam, šarčiau pažiūrėsim. Yra jau tekę ardytis, nes esu jau kelis kartus irgi va taip kūrą iki galo palikęs. Dirbi, nesužiūri visko. Atrodo, nu čia to išpilsiu dar biškį ir žiūri, kad jau kokią šiukšlę pagavo. Ir darai per kūrą. Yra vikšrą numetę. Irgi nesusižiūrėjau, kai nauja technika, nauji vikšrai siekia prasitampo. Tai čia pačioj pradžioje ir numetė. 25 metų Liepą jaučiu. Nu va, nusimam dangtį. Čia vat blemba, bet kuro tai yra filtriukė pilna. Gerai, tai kas dabar? Kuro filtriukas pilnutėlis. Oro filtras. Žvakė gal. Blemba, gal žvakė neduoda kibirkšties, bet nu viskas buvo gerai, kojai neduotas kibirkšties.
Va, iš karavano remonto į traktoriuko servisą, ne? Šiaip tai filtras negali būti purvinas, nes, realiai jį aš vežiau aptarnavimui prieš pat šalčius didžiuosius. Tai kas, žvakė? Va, šitą, šitą mano atrodas. Va, sakau, kad esu turėjęs šitą smagumą. Gerai, užsidedam tada tą lankščią galvą, kad prieiti išeiti. Ir pabandom. Užsinešu žvakį. Visą juodą kaip velnias. Pabandom. Čia dar būtų galima su kokiu 1000 glaspapiriu, bet gal ir tiek užteks. Nes vien tai, kad šlapėjo žvakė, viskas jinai nebeduoda kibirkšties, nebeužkuria kuro, nesusprogdina. Ką žinau, pabandom. Visiškai nieko. Ir paskutinį kartą, nes to jau išsikraus. Tai to, Laurynai. Ir pažiūrim. Dabar dar kartą. Kas ten su ta žvakė. Blogiausia, kad ant tako jis man. Šiaip tai nesukčiau galvos, palikčiau, kol atšils orai ir viskas. O dabar... Alio. Sveikutis. Labas. Tu gal turi žvakių, kuri 38? Nežinau, žinok. Gerai, aš biškį negaliu kalbėti, jaučiu, kad turim. Tai važiuoju tada į vietą, ne? Jo. Gerai. Čiau. Ką, paliekam tada, važiuojam į vietą. Jekpo ir nauja žvakė. Viskas, žvakė yra. Važiuojam montuot žvakę. Antras raundas, bandom. Turim naują ir seną žvakės. Jeigu šitas dalykas nepadės, tai aš tada nebežinau, kur ieškot galų. Kuras neužšalęs. Viskas kaip ir normaliai. Nežinau, kame tada replės. Gerai. Bandom, bet aišku, dabar jau yra kumas pasėdęs. Buvo žvakė. Miela malonu, kad užsikūrė. Ir kodėl ta žvakė taip užsinešė? Vakar, kai užkūriau, užšalęs buvo pacosas. Ir visą laiką dirbau su atviru pacosu. Užsinešė, užpylė, kaip sakant, apsinešė šūdais ir viskas. O dabar turėtų prasidirbti ir viskas būtų gerai pagal idėją. Matysim. Ką, priekaba prieki, traktoriukas pastatytas, tentas nuimtas. Viskas. Penktadienį bus galima važiuoti poliu, pastoliu, ne poliu. Tai va, vietoj pirmadienio gavosi penktadienis. Svarbiausia, kad susitvarkėm, dirbsim penktadienį. Esam jau pakankamai netoli Kauno, orealis toks šiaip sau, labai šiaip sau. Važiuojam. Ne lauke būsim, filmuosim naują betono mozaikos laboratoriją. Tai nežinau, gal vieną kitą kadrą ir įmesiu, pasidalinsiu jumis. O šiaip tai tik tais toksai update'as vienos iš savaitės dienų. Kiekvienos dienos po truputį. Vasario 13 diena. Arba taip, penktadienis 13. Šiauliai.
kaip vienas mano, vienas mano geriausių bičiulių, Finn iš Danijos pasakytų, fucking hell, Lauritz. Kas reiškia po velnių laurį. Nusikasiau vakar sniegutį, ščirai, rankytėm, šiandien žiūriu vėl tiek, tai norėjau kastis, bet sakau, važiuoju pastoliu, grįšiu, vis tiek čia drebia, grįšiu ir nusikasiu traktoriuku. Tai va per šitas 2 dienas, va tiek va vėl privarė sniegučio. Išsikasam, kabinam priekabą ir važiuojam pastoliu. Yra žmonių, kurie sakytų, tokio oro net šuo iš būdos nelenda. Jeigu tave gali sustabdyti sniegutis, tai tave gali sustabdyti bet kas. Gera bus. Važiaunam. Tvariau pasimsim pastolius ir važiuosim. Oras gal ne pats tobuliausias, bet nieko. Tai gražiai. Eik. Atvariau į sodą ir dabar žiūrim, kas bus. Čia dar važiuoja kartais mašinos, bet toliau jau labai sumažėja tikimybė pravažiuoti. Va, jau matosi vėžios dingsta, prasideda pusnis. Va, čia jau bairiai, eina savo. Jeigu ką turiu kastuvą, tikėkimės pravažiuosim. Eina savo, kas čia darosi. Ir dar mašina užstatyta, super. Kaip taip numest? Fainuoliai. Ir dabar turėsiu sustoti ir klausimas, kaip čia bus toliau. Fucking hell. Ta prasme, jūs rimtai. Fuuu. Skambinu policijai. Pasirodo, čia šalia gyvena moteris, bandė išvažiuoti į darbą, bet nepavyko. O dabar man reikia išjudėti. Ir žodžiu, ir nepavyko išvažiuoti, užklimpo. Ir tikėtina, kad ir man kažkas panašaus laukia, nes čia ko laukiau, pripūstė kaip. Ir dabar bus reikaliuksų. Eina pist. Viskas ėjosi, kol nesustojau. Ojei, dievulio. Blemba metė nuo kelio nors tu ką. Va toks varveklis. Mato ten toli, va ten toli priekabą. Tai nuo ten atsikasiau iki kur stoviu. Ir biški dar už kastuvo. Ne biški, iki kalno viršaus. O tada jau daviau ralio. Ir dabar mano automobiliukas, jei neklystu, va stovi va ten prie... blemba. Palauk. Va ten, kažkur. Bet tokia buvo superinė savaitėlė. Nelabai pamenu iš tikrųjų tokios neproduktyvios savaitės, kai tiek priplanuoji ir praktiškai niekas nevyksta. Bet nepamenu ir tokios žiemos kaip šiemet. Tai ne veltui turbūt sakoma, prieš vėją nepapūsė. Ir su gamta nelabai čia ką be pakovosi. Tai penktadienis irgi nebuvo toks, kokio norėjau. Priekabą teko palikti ten sode, nes kai patraukiau kaimynės automobilį,
Tada su savuoju jau nebedavažiavau iki sodo, tai kaip matėt pastolius nešiau gerus 30 metrų, pusnis daugiau negu iki kelių. Tai nusinešiau visus polius ir kai jau norėjau išvažiuoti, nebeišvažiavau. Tai atsikabinau priekabą, įstūmiau pas kaimynę ir tada atsikasiau kelią su kadžiu, ten irgi turbūt gerą valandą, pusantros gal net, prakovojau su pusnim, šiaip netaip su kadžiu išvažiavau, priekabą palikau ten ir jo, turbūt tenka pripažinti, kad šią savaitę pralaimėjau, bet padarysim kitą savaitę. Dabar yra sekmadienis, pirmadienį išvysit šitą epizodą ir antradienį bandysim tęsti, ką pradėjom. Nors turbūt pradėti, ko nepradėjom. Tiek šiam kartui.